Pirmąjį pavasario mėnesį muzikos gerbėjai galėjo mėgautis gausybe populiariausių šalies grupių ir atlikėjų koncertų. Šiandien naujame kanalo Niekas niekam video apžvelgsime net 4 jų – Mokinukių, Vaido Baumilos, Hiperbolės ir Kastyčio Kerbedžio. Prieš 20 metų šalies muzikos padangę drebinusios ir tūkstantines gerbėjų minias subūrusios Mokinukės grįžo vienam vakarui. Kovo 9-ąją merginų grupė Kauno Žalgirio arenoje surengė įspūdingą nostalgijos kupiną vakarą, kurio metu pasirodė originalia sudėtimi Simona Nainė, Ieva Vaitiekūnienė, Irūna Puzaraitė Čepononienė, Ineta Puzaraitė Žvagulienė, Kristina Šerkšnienė ir Rūta Žilionytė. Didžiulio populiarumo sulaukusi merginų grupė praeityje buvo tokia populiari, kad galėjo didžiuotis rekordiniais įrašų pardavimais, o koncertinė veikla buvo tapusi kasdienybė. Kiekvienas mokėjo tokių hitų kaip Melagis ar Užrakinta surakinta tekstus, todėl ir šiandien grupė Mokinukės daugelis prisimena su didžiulė nostalgija. Šiam renginiui, prie kurio darbavosi didžiulė profesionalų komanda, atlikėjos ruošėsi daugiau nei metus, o kartu su žinomais kūriniais laukė ir daugybė šou elementų. Pasirodė ir vienos iš Mokinukių, Simonos Nainės vyras, didžėjus Jonas Nainys Giovanni. Kaip tik koncerto dieną Mokinukė Ineta Puzaraitė Žvagulienė minėjo savo gimtadienį, todėl buvo pasveikinta tiek ji, tiek visi tądien švenčiantys gimimo dieną. Merginos teigė, emocijos prisiminus grupės veiklą visuomet šiltos, malonios, keliančios šypseną. Mes realiai gyvenome kartu. Tai buvo tikrai ir pykčių, kurie dabar kelia juoką, ir juokingų nutikimų. O koncertai buvo įspūdingi. Neretai susirinkdavo tiek žmonių, jog nebetilpdavo į salę ir reikėdavo daryti 2 koncertus. Dar ir dabar akyse stovi to žmonių minios su plakatais ir dainuojančiais visas dainas mintinai kartu su mumis. Didžiausioje šalies arenoje įvykusiame koncerte Mokinukės klasės susitikimas merginos atliko visus ryškiausius kūrinius. Pasak grupės vadovės Laimos Lapkauskaitės, pagrindinis koncerto tikslas buvo sukurti ilgai lauktą susitikimą, iš kurio kiekvienas išsineštų geriausius prisiminimus. Moteris teigė, jog geriausias žodis apibūdinti visą tai – nostalgija. Kovo 15-ąją vienas ryškiausių šalies muzikos kūrėjų Vaidas Baumilas sudrebino Kauno Žalgirio areną. Čia dainininkas surengė unikalų ir vienintelį šou, prie kurio kūrybos darbavosi ir didelė profesionalų komanda. Ilgai ruoštam šou atlikėjas ruošė ne tik ypatingą muzikinę programą, bet ir įspūdingus techninius sprendimus. Dar viena koncerto staigmena – apšildanti grupė Mėlyna. Vaidas ir pats klausosi šios grupės, tad vakaro atidarymą norėjo patikėti būtent jai. Atlikėjas teigė, praėjusiais metais pasirodymas arenoje buvo lyg sapnas, toks pozityvus ir beprotiškai geras, kad su visa komanda tiesiog norėjome tai padaryti dar kartą. Žinoma, kitaip, dar geriau, dar muzikaliau. Mano muzikoje yra daug ženklų, kurie inspiruoja ir tokius momentus kaip šou arenoje. Baumilos teigimu, tai laukiamiausia metų diena, į kurią norėjosi pakviesti visus, kuriems patinka gerai pasilinksminti. Visada sakau, kad šis koncertas tai visų rūpesčių, ribų ir stabdžių palikimas už arenos durų. Čia žmonės turi jaustis kaip namie, atsipalaiduoti tiek, kiek patys to nori ir pasileisti plaukus taip, kad neužmirštų dar ilgai. Vaidas Baumilas stebino ne tik dainomis, bet ir stipriai pasikeitusiais ir patobulėjusiais scenos sprendimais. Taip pat dėkojo visiems negailintiems savo laiko ir sunkiai uždirbtų pinigų, bei ateinantiems pasiklausyti jo dainų, praleisti kartu trankiai jaukų vakarą. Atlikėjas pasirodė su didelė muzikinė grupe ir šokėjų trupe. Paruošta muzikinė programa, kurią sudarė sėkmingiausi karjeros hitai bei garsiausios pastarųjų metų dainos. Sausakimšoje arenoje dažniau galima buvo sutikti merginų kompanijas, kurios vos prasidėjus koncertui kilo iš savo vietų šokti. Skambant daugumos dainų priedainiams buvo sunku išgirsti atlikėjo balsą, nes čia susirinkusi auditorija, akivaizdu, puikiai moka Vaido dainų tekstus. Ypač karšta
buvo renginyje šėlusioms poroms. Koncertui įsibėgėjus didžiajame ekrane pasirodė žaižaruojanti širdis, kurios viduryje netikėtai fiksuojamos poros, privalėjusios pasibučiuoti arba pasiaiškinti. Ekrane buvo matyti daug aistringų bučinių, pasitaikė ir keletas paaiškinusių, kad yra tik draugai. Paskelbus renginio pabaigą, gerbėjai taip lengvai atlikėjo nepaleido. Pasigirdus prašymui pakartoti, Baumila grįžo atlikti dar kelių kūrinių. Kovo 22-ąją Kauno Žalgirio areną sudrebino Scenos vilkų Hiperbolės pasirodymas. Čia grupės vyrai pratęsė savo 50-mečio koncertinį turą Hiperbolės legendos. Penktadienio vakarą į Kauną plūdo minia legendinės grupės gerbėjų, pasiruošusių prisiminti ryškiausių hitų. Gyvų skambesių pasimėgauti atvykusią publiką garsieji rokeriai įaudrino nuo pirmųjų akordų. Skambėjo iki šių dienų klausytojų širdis užkariavę hitai Pamiršk mane, Išgalvotas gyvenimas, Aš dar dainuosiu, Laužai ir daugelis kitų. Dar ruošdamiesi koncertams grupės nariai kalbėjo. Vieni klausytojai prisimins, kaip šias dainas kartu su mumis dainavo koncertuose. Antriems jos primins jaunystės laikus. Na, o tretiems jos galbūt taps visiškai naujų atradimų. Džiaugiamės, kad mūsų muzika iki šiol vienyje didžiulį būrį įvairaus amžiaus klausytojų. 1974 metais susibūrusio kolektyvo nariai pristatė klasika tapusius kūrinius. Tad nenuostabu, kad tarp susirinkusiųjų vyravo brandesnio amžiaus gerbėjai. Tuomet buvo kitokie laikai, laukiniai. Išpopuliarėti tuo metu nebuvo taip lengva kaip dabar. Tarybinis studentas negalėjo nešioti ilgų plaukų, mūvėti džinsų, groti gitara, tuo labiau elektrine. Tačiau mumyse degė begalinė aistra dainuoti, kuri ir padėjo įveikti visas kliūtis. Prisiminimais dalijosi grupės Hiperbolė nariai. Scenoje buvo galima išvysti legendinius Igorį Beriną, Viktorą Praprą bei Arvydą Šnarą. Taip pat savo pasirodymais nustebino ir kviestinės žvaigždės – Mantas Jankavičius, Vilija Matačiūnaitė, Martynas Kavaliauskas bei Česlovas Gabalis. Per savo gyvavimo metus grupė surengė daugybę koncertų, išleido ne vieną albumą ir pavergė minios gerbėjų širdis, kurios iki pačių dienų su virpuliu kartoja hitais tapusių dainų žodžius. Moters dieną, kovo 8-ąją Kauno Žalgirio arenoje praūžė šventė. Kastyčio Kerbedžio koncertas visoms karalienėms. Jau besirenkančius žiūrovus pasitiko fortepijono garsai. Prasidėjus koncertui, ovacijos nenutilo po kiekvienos dainos, o gerbėjos į sceną visą vakarą nešė gėles. Jau pirmoje koncerto dalyje publikos laukė siurprizas. Skambant dainai Pilnatis, žiūrovai gėrėjosi baleto šokiu, kurį atliko Kauno valstybinio muzikinio teatro primarijus Gintaras Visockis su partnerė iš Malaizijos Teo Mei Jean. Per vakarą pakeitęs 3 kostiumus, atlikėjas publiką kerėjo dainomis Skriski, Išsaugoti tave, Naktį, Mano meilė, žinok. O gerbėjos vieną po kito į viršų kėlė plakatus. Tu esi mūsų karalius ar Kastyti, tu balsas, kurį mylim. Trečioje koncerto dalyje įvyko dar viena staigmena. Piršlybos scenoje. Kastyčio geri draugai Paulius ir Simona atskrido iš Londono, kad dalyvautų koncerte, bet apie Kastyčio ir Pauliaus sugalvotą planą būsimoji nuotaka net nenutuokė. Daugiau nei 2 valandas trukusioje šventėje nesibaigiančios ovacijos atlikėja prašė kelis kartus kartoti mylimas klausytojų dainas. Šiandien naujienų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, prenumeruoti kanalą ir pasidalinti šio video su kitais. Iki!